Šiandien atvažiavau į Pajūrį, kur kalbėsime apie nuotekų valymo įrenginius. Jų subtilybės ir netgi važiuosime vieną sumontuoti. Yeah! Sutikau su Mantu, tai Mantai, ką mes šiandien darysime? Šiandien mes montuosim įrenginuką, kuris skirtas 9 namam. 9 namam? 9 namam arba 30 žmonių. Kur paprasto montuoti yra? Jo, šitiem įrenginukam yra šiek tiek lengvesnis montavimas, kadangi jie turi standumą briaunas, turi akustinius vamzdžius, jie yra tvirtesni. Ir šitiem įrenginukam, sakykime taip, iki 50 žmonių, principė mes nenaudojam gelžbetonio padų. Šito nereikalauja. Jeigu gruntas geras, viskas tvarkoja, tai užtenka tiesiog iškasti, išlyginti gruntą, pastatyti jį ir užkasti smėliuku. Tai toks ir montavimas ir pigesnis, ir paprastesnis. Sertifikatai tai vienas iš pagrindinių dalykų, į kuriuos mes atkreipiam dėmesį. Tai yra išvalymo parametrai, sakykime, ir eksploatacijos išlaidos. Tai yra labai svarbu, kadangi mūsų aplinkosauginiai reikalavimai šiai dienai vis kyla, tai ir klientam, ir partneriam svarbu turėti įrenginį, kuris būtų aukštesniais išvalymo parametrais, kaip šiuo metu šiai dienai Europai turbūt yra geriausi išvalymo parametrai būtent UAB Diamoduso. Tai čia organinius teršalus valo 99%, skendinčias medžiagas 99%, azotą, fosforą, žodžiu, super, duper, viskas labai čia. Tai švarų vandenį turim, gerai, viską supratau, tai man tai gal tada kraunam ir važiuojam pažiūrėti, kaip viskas montuosi. Tai taip, toj pasiemam karutį, įsikraunam ir pirmyn. Dviese patrauksim. Atvykom ir susitikom su Irmantu, tai Irmantas yra šio kvartalo atstovas, tai Irmantai, kodėl nusprendėt ir kodėl jums prireikė čia kažkokių tai darbų? Tai visų pirma, kadangi čia, kad įgyvendinti visą infrastruktūrą, turėti vandenį, nuotekas, buvo reikalinga įsivesti jas. Tai... Aha, nes čia nėra miesto kanalizacijos. Nėra miesto. Kol kas nėra. Tai šitame etape tai ir yra toks tikslas pasistatyti laikinai kaip vietinius valymo įrenginius, kuris aptarnautų tą visą kvartalą. Mantai, kas čia vyksta dabar, kokia ta eiga darbų yra? Tai šiuo metu yra kasama tranšėja, sakykime taip, valymo įrenginiui. Tai reiškia, iškasinėjam gruntą, išsikasus gruntą iki reikiamo lygio prasilyginam pagrindą, nes yra labai svarbu, kaip paruošti pagrindą pačiam įrenginiui. O koks yra tas reikiamas gilis? Čia pagal gruntą sprendžiat, pagal ką koks reikiamas gilis priklauso nuo situacijos. Sakykime, būna įvairiausių atvejų, kai tas reikiamas gilis būna ir aukštesnis, būna ir žemesnis. Kas liečia mažus valymo įrenginius, dažniausiai stengiamės daryti viską, kad ateitų savitaka. Ką tai reiškia? Tai reiškia savitaka, tai yra be jokių siurblių, be papildomų siurblinių ir panašiai. Tai mes turim čia pačią pirmąją kamerą, į kurią įteka mūsų visos nuotekos. Į šitą mažytę kamerą? Į šitą mažytę kamerą patenka visos nuotekos, tenais giliau yra grotos, kurios nepraleidžia stambių kažkokių dalelių. Sakant, viskas nusėda ir negali nukeliauti toliau. Ir apačioje yra paduodamas oras, kurį mes matom čia burbuliuoja. Jisai išdaužo tas smulkės daleles. Tarkim, labai dažnai žmonės klausia, ar galim naudoti tualetinį popierių. Tai vat būtent šitas principas yra skirtas tam, kad tą tualetinį popierių jisai daužytų tol, kol jisai, kaip sakant, išsmulkins į smulkės daleles, praeis pro grotas ir tada keliaus toliau. Nebent žmonės naudoja kartais, būna tie popieriniai virtuviniai rankšluosčiai. Tai jie turi ten tokių medžiagų, kurios nelabai leidžia išsiskaidyti ir tada atsiranda problemų su kimšimus. Gerai. Eilinis tualetinis popierius galimas, dabar patentuojam šitą kolektorių, kuris yra nereguliuojamas, kaip sakant, nebėra jokių kraniukų, tai žmogus tiesiog prie orapūtės prijungęs, įkišo į rozetę. Ir jam viskas veikia taip, kaip nustatė gamintojas. Ir tada žmonėm nebereikia vargti, nes labai daug kas atsiliepia apie visus gaminius, kad vat yra kraniukai, reikia vargti. Geriau pirkite ten tokį gaminį, kur nėra kraniukų, nes nereikės vargti. Tai mes padarėm tokį, kaip sakant, sprendimą, kad nereikėtų žmonėm vargti, įsikišai į rozetę ir tau viskas veikia taip, kaip turi veikti. Ir tada... Ne, viskas. Įstrigau. Turime tą duobę, įsikeliam bačką ir kas tada svarbu yra? Yra labai svarbu tinkamai viską sumontuoti. Yra svarbu įrenginį
užsipildyti trečdalių vandens, bet vandenuką reikia pildyti tolygiai visose kamerose. O būna, kad kažkas neteisingai montuoja. Būna taip ir tada atsitinka problemas, nes kaip pavyzdys, ypač dideli valymo įrenginiai laiko savyje vieną kamerą gali laikyti kaip pavyzdys kokias 3-4 tonas. Ir jeigu mes užpildysim vien tik tai vieną kamerą, tai bus labai didelis spaudimas, gali deformuoti įrenginį ir tada atsitinka blogi dalykai, kur reikia remontuoti. Tai eina man, tai pasikeliam dangtį, pažiūrim, kas ten viduj. Tai prašom. Čia mes turim susimontavę 8 kamerų džakuzį. 8 kamerų džakuzį. Vanduo šiltas? Vanduo šiltas, tikrai. Šiuo momentu, manau, kokie 20 laipsnių, kadangi turim ir laukia pakankamai šiltą orą. Tai va, turim 8 kameras, aeracijos zoną, nitrifikacijos zoną. Tai šitoj vietoj visi tie procesai vyksta vienoj talpoj. Ratu. Jo, šitoj talpoj valosi organinės medžiagos, šitoj talpoj valosi azotas, šitoj talpoj varosi fosforas. Tai Aidai, dabar siūlau šiek tiek pasportuoti. Lieka mums pasibaigti šitos darbus, tai susimontuosim oraputę, jeigu tu nieko prieš. Tai jau toks, aš kaip tik pirštinės esu pasiruošęs. Tai labai gerai. Per šitą vamzdelį bus paduotas oro padavimas, tai mes šitoj vietoj susimontuosim oraputę, paskui sklypo savininkas šiek tiek pasikels gruntą, kadangi čia dar formuosis gerbuvis, tai šitoj vietoj mes paliekam tiesiog šiek tiek aukščiau, o paskui jisai gražiai susivienodins ir principė bus lygiai su žemė. Nebus problemų pasikelti, turbūt visą. Nebus problemų dėl to, kad yra vamzdukas, jį galima visą laiką kilnuoti pirmin atgal. Tai gerai, tai man tai jūs pažymėkit, kokią duobę čia kasti yra, kokią pločią. Tai ar giliai kasim? Nereikia, manau, čia užteks kokią 30 cm. Kągi, žiūrim, ką čia turim. Jeigu rasim naftos, tai per pusę dalinsimės. Oho, tai jau tada turbūt įrenginių nebereikėtų montuoti, jeigu naftos. Priklausys nuo kiekio. Dabar galim dėtis dėžutę į mūsų paruoštą vietą. Gerai. Aišku, visų pirma galim dabar pajungti. Pirmą pajungiam. Jo, pajungsim vamzduką. Gerai, dabar mes užsikasim, ne? Dabar jau prijungiam visą oraputę, užsikasam, pasitankinam vėl dar kartą. Galim atsidaryti, parodysiu dar kas viduje, ar ne? Gerai. Ką gaunam kartu su valymo įrenginiu, čia kaip minėjau yra valymo įrenginio širdis, kuris daug funkcijų atlieka. Tai jis ir duoda orą, vykdo procesus ir veikia, sakykime, perpilimai, antriniai valymai, būtent oraputės pagalba. Ką man tai patartumėt žmonėm, kurie planuoja statytis valymo įrenginį? Tokie pagrindiniai patarimai tai pasirinkti patikimą įmonę, pasirinkti gamintoją, pasižiūrėti sertifikatus būtinai, kad tiktų gruntiniam vandenį, kad taupytų elektros energiją, eksploataciją, kad darytų kiekvienais metais darytų servizą, sakykime, taip įrenginio aptarnavimą. Ir ko nedaryti namie? Namie tai labai svarbu saikingai naudoti chemiją, ypač agresyvę. Jeigu ten pavaizduota kokia mirusi žuvytė, kaukolė ant chemijos, tai reiškia, tai jau yra signalas, kad jinai labai agresyvi ir jinai užmušinėja biologiją esančią valymo įrenginiai, kurios, kaip ir minėjau, valo nuotekas. Kitas labai svarbus dalykas yra skalbimai. Mes dažniausiai visi dirbam nuo pirmadienio iki penktadienio, kartais dar šeštadienį, tai būna sekmadienį jau tada visi užsiemam skalbimo dieną ir nuo 8 ten ryto iki 5 vakaro skalbėmės. Vėlgi, skalbimo miltelėse yra chemija, kuri irgi lygiai taip pat užmušinėja biologiją. Tai šitoj vietoj yra svarbu tos skalbimus išdėlioti proporcingai. Kad būtų, kaip pavyzdys, nedaugiau 2 skalbimai per dieną. Tai ką, Irmantai, viskas sumontuota, aš jau apdailinau viską gražiai. Pats prižiūrėjau, vykdžiau priežiūrą, kad viskas vyktų taip, kaip reikia montavimas. Tai įrenginys yra paleistas ir jau galit pradėti statyti savo kvartalą ir čia kvies žmonės. Puikiai, labai greitai, matau, pasisekė atlikti darbus ir gan kokybiškai įrenginys įleistas. Tikiuosi, problemų nebus ir gyventojai džiaugsis ir galės patogiai ir laimingai gyventi. Tai aš to ir linkiu, Irmantai.